stengtasi visiškai perduoti kamuolį 13 numerį komandos kapitonai prie linijos, labai aktyviai žaidžiančiam Gediminui Bučiui neišdegė ir tai dar kartą Gediminas Bučys, Frolovas. Ir teisėjai, rungtynių teisėjai kol kas stabdo, aišku, mirksnių šią dvikovą rungtynėm teisėjoje Galiegas ir Lamasas iš Ispanijos, štai dar kartą jūsų ekrane. Šis momentas, na kągi, daug bus tokių pauzų, tokių sustojimų. Na ir pirmoji mūsiškio ataka Bučys. Ne, nesugebėjo gauti kamuolio, bet vėl baudinys nuo 9 metrų linijos. Taigi mūsiškiai. 7 numeris Korvatasas buvo 7 prancūzų komandos žaidėjas, geriausių laikomas pasaulyje linijos žaidėjas. Ir štai pagaliau mūsiškiai vis dėlto prarado kamuolį, sakiau pagaliau, todėl kad ataka buvo užsitęsusi gana ilgokai ir prancūzai vilkintys mėlyną aprangą pradeda savo pozicinę ataką. Taigi pirmoji dvikova Bolzane, kitos 6 komandos rungtyniauja Merane. Na, šiek tiek apie rungtynių, apie šio čempionato scenarijų, apie organizacinės pusės kiek vėliau, o kol kas, štai žiūrime 17 numeris, atiduoda kamuolį linijos žaidėjui ketvirtajam. Ir pirmasis įvartis Bordo. Bordo pirmojo įvarčio į Lietuvos rinktinės vartus autorius. Na kągi, mūsiškių taktika su prancūzais, žaidžiant su prancūzais, kaip informavo treneriai Valdemaras Novickis ir Modestas Prakapas, yra gana paprasta, na žinoma, sąlyginai galima ją vadinti paprasta. Reikalas tas, štai matote 17 numeris. Richardsonas kaip lūšis, kaip katė tyko kamuolio ir prancūzų faktiškai gynyba dažniausiai būna pagrįsta būtent šio žaidėjo pastangomis. Ir štai pirmą kartą varžovo vartiką nuginkluoja 6 numeris jūsų ekrane Gintautas Vilaniškis. Na, jūs atkreipėte turbūt dėmesį, kad daugelis Lietuvos rinktinės žaidėjų yra plikai nusiskutę. Ši idėja subrendo vakar prie pietų stalo. Na, nežinia, ar lietuvaičiai paseks nusprendė Brazilijos rinktinės, futbolo rinktinės pavyzdžių, ar šiaip buvo užsidegę šiaip ar taip. Mūsiškiai nusprendė vakar vis dėlto nusiskuto 9 žaidėjai, 6 susilaikė. Ir štai mūsų gynybos sistema 3-3. Na, gana rizikinga, tačiau jeigu vyksta darnus komandiniai veiksmai, varžovus tikrai galima išmušti iš vėžių. Ir jau štai pirmoji geltona kortelė. Įspėjimas šitas numeris Julius Marcinkevičius. Taip, Julius Marcinkevičius, rungtyniaujantis Šveicarijoje, 21 metų rankininkas. Tai Jacksonas Richardsonas, tai pagrindinis 17 numeris, pagrindinis prancūzų įžaidėjas ir gynyboje nepaprastai daug nugvelbiantis kamuolių iš varžovų. Taip kad ypač atakuojant reikia labai ir labai sargiai perdavinėti vienas kitam kamuolį. Na ir ginantis vis dėlto sergėtis tokių Jacksono Richardsono perdavimų, koks buvo per pirmąją ataką. Vėl Richardsonas. Taip, trenerių nurodymai yra tokie, pirmiausiai atakuojant. Jeigu vyksta pozicinė ataka, išlaikyti kamuolį, keisti turėtume labai daug judėti be kamuolio, kurti situacijas kuo ilgiau, o štai nutvėrus gynyboje kamuolį, žaibiškai surengti greitą ataką. Ir čia kaip Jurkas, kaip matote, nukurnėjęs buvo į priekį Dalius Rusikevičius, persvartas rezultatas 2-1 ir rungtynių arbitrai vėl stabdo laiką. Taip, pirmieji debatai, mūsiškiai šiuo metu. Rungtyniauja tokios sudėties Dalius Rusikevičius, 15 numeris 10 Julius Marcinkevičius. Toliau ginasi labai prie linijos atidžiai 8 numeris Algis Gedvilas, šonuose Gediminas Bučys ir Giedrius Černiauskas. Ir dar nepaminėjau devintojo mūsų žaidėjo, 9 numerio Gintauto Galkausko. Dar kart atremtas prancūzų metimas. Taip atrodo, kad prancūzai, štai jūsų ekrane Jacksonas Richardsonas, prancūzai susidūrė su labai judria mūsiškių gynybos sistema 3-3, vis dėlto priversti ilgėliau ieškoti galimybių atakuot. Ir dar viena geltona kortelė, šį kartą parodoma Algiui Gedvilui. Na, Algiui Gedvilui tenka, kaip treneriai pabrėžia, labai ir labai sunki užduotis. Jis yra, galima sakyti, taip rankininkų terminų pagrindinis valytojas ir ties jo ginama zona būtent ir vyksta pagrindiniai įvykiai. Taip, ilgokai prancūzai priversti ieškoti optimalaus atakos variantas, sužaista per pirmąjį kėlinį 5 minutės ir 17 sekundžių ir vis dėlto 18 numeris Toklinas
Stefanas Toksinas taikliai atakuojančių 29 metų rankininkas, na, laikomas taip pat vienu geriausių apskritai pasaulio žaidėjų, rungtyniauja Vokietijoje ir yra rezultatyviausias šios šalies pirmenybių žaidėjas. Taigi Stoklinas, Richardsonas ir Kervadisas štai šį trejukė, štai šešis, kuriuos reikia labiausiai saugotis. Mūsų žaidėjams Gintautas Milaniškis. Klimčiausko metimas ir vis dėlto prancūzai įspėjo čia užmačias, reikia rengti ataką iš naujo. Bučytas skuba nuo įprastinės savo linijos žaidėjo pozicijos, vėl reikiuojamos atakos kryptis ir štai vėl Klimčiauskas atsiduria ant grindų, tai šitą kartą net ir gerai pažįstant žaidėjus gali susipainioti. Šiuo metu tik tai vienintelis Gediminas Bučys išsaugojo savo įprastinę šukuoseną, o įsimusiškė štai Milaniškio metimas ir dar kartą prancūzai spėja iškelti rankas aukštyn, reikia saugotis dabar jų greito antpuolio, štai Rasikevičius pabandė paartinti prancūzų žaidėjus, o štai dabar jau reikia saugotis nuo šio metimo, taip ir vėl Stoklinas, kairiarankis žaidėjas, taip jis gali pridaryti aibės nemalonumų ir vėl prancūzai pirmauja 3-2. Prancūzai žaidžia 6 minutės ir 43 sekundės. Na, galima pasakyti jau vien tas faktas, kad mūsiškiai pateko tarp 12 pajėgiausių Europos komandų, turint omeny finansinės, ekonominės Lietuvos rankinio federacijos galimybės, yra tikrai labai ir labai nemenkas pasiekimas. Na, negali lyginti sąlygų su Prancūzijos, Ispanijos, Vokietijos, Švedijos komandų finansinėmis galimybėmis. Milaniškio dar vienas bandymas ir dar tik šį kartą vartininkas, prancūzų vartininkas 12 numeris Frankas gelbsti savo tvirtovę, o pagaliau antrojų mėginimų vis tiek pavyksta Gintarui Milaniškiui įskraidinti kamuolį varžovų vartus. Taigi prasidėjo gana apylygiai ši dvikova 3-3. Taigi mūsų pogrupėje kartu su prancūzais, lietuviais rungtyniauja Vokietijos, Švedijos, Jugoslavijos ir Italijos komandos. Kitame pogrupėje vykstančiame Merane už 25 km nuo Balzano žaidžia vengrai, makedonai, rusai, čekai, kroatai ir ispanai. Dar vienas metimas ir niekaip negalime sužiūrėti Stoklino trečiasis šio žaidėjo įvartis ir atrodo, kad jokio ypatingo meno nedemonstruoja, pasinaudojęs komandos draugo užtvarėle, pirmai progai pasitaikys, pašokia švystelį kamuolį vartus ir kol kas matėme 3 sėkmingus jo metimus, 3-4 pralaimime ir reikalingos tam tikros korektyvos, galbūt reikėtų Stokliną imtis žiūrėti asmeniškai, na žiūrėsime, ką nutars treneris Novickis ir Prakapas. Milaniškis neblogas perdavimas buvo Bučiui. To prancūzui Korvadesui rodoma geltona kortelė. Korvadesas sergsti Bučio manevrus. Štai jūsų ekrane. Aurimas Krolovas, Vaidas Klimčiauskas, dabar bus panaštas Gintautui Milaniškiui. O šonas taip apmaudi, labai apmaudi. Vaido Klimčiausko klaida ir čia jau reikia sergėtis 11 numerio. Vis dėlto nepavyko apsirinkti nuo Žiro. Čia impozantiška šukuosena pasipuošusio rankininko greitos kontratakos. Na deja, Žiro yra Olivier Žiro. Įmetęs jau į varžovų vartus iki šių rungtynių buvo 50 įvarčių. 25 metų rankininkas ir 5-3 prancūzų nubausta 2 įvarčių peršalą kiekį. 9 minutės ir 25 sekundės. Mūsiškai atvyko vakare. Turėjo štai šiuose rūmuose šiandien rytą treniruotę 45 minutės. Prieš tai žaidė čia šioje arenoje su Vengrijos rinktinė, pralaimėjo 22-28, tačiau tai buvo treniruočių pobūdžio rungtynės. Treneriai leido pasireikšti visiems 15 įregistruotų žaidėjų. Na, o šiaip, atvirai šnekant, rungtynių kol kas šio čempionato organizacija, kaip beje pripažįsta patys italai, nėra kol kas pavyzdinė. Savukynas veržiasi ir įvartis. Ne, įvartis nebus įskaitomas, baudinys nuo 7 metrų žymos. Užgynimas į vartininko aikštelę, taigi Savukynas, galima sakyti, uždirbo šį baudinį. Taip, tai matėte, atsidūrė Richardsonas mėlynoje zonoje, to daryti pagal taisyklės negalima. Ir prie baudumės, ir prie 7 metrų žymos Gintautas Milaniškis. Įvartis.
Trečiasis Gintauto Viloniškio įvartis. 4-5 mažinamas skirtumas, 10 minučių 11 sekundžių sužaidė abi komandos. Tai pagrindinė mūsų smogiamoji jėga Gintautas Viloniškis. Na ir tokia galima nustatyti mūsiškių ačiū Gintautas Viloniškis prie linijos Gediminas Bučys. Na ir Dalius Rasikevičius, tai dabar 15 numeris arčiausiai pasitinka varžovus. Na štai šis savotiškas trikampis labiausiai gali varžovams pridaryti nemalonumų. Štai dabar truputėlį pražiopsojo Giedrius Černiauskas Žiro manevrą ir to pakako, kad jis labai vikrus rankininkas, tik akimirką gavęs laisvės, nuginkluotų mūsų vartininką Almantą Sabonį 6 kartą. 6-4. Taigi jau minėjau, kad rungtynių šio čempionato organizacija kol kas dar nėra pavyzdinė, tam pripažįsta patys italai. Na ir kaip juokais jie pasakė, kadangi šį čempionatą remia Krombacherio alaus firma, labai dosniai italai siūlo būtent šio alaus paragauti, kad žurnalistams, komandų, treneriams, žaidėjams kiek numalšintų šiaip ar taip kol kas bent blogius organizacijos įspūdžius. Na, bet italai tikisi, kad kol kas tai būdinga šiokia tokia netvarka tik tai pirmai varžybų dienai. Šiaip jie pasiryžę, kaip ir dera pietiečiams, emocingiems žmonėms, pasiryžę padaryti viską, kad varžybos vyktų šventiškai, kad nebūtų jokių sunkumų. Ir štai dar viena mūsiškių sėkminga ataka prie linijos ir Gintaras Savukynas dabar labai sėkmingai kartu su Gediminu Bučiu rungtyniaujantis prie linijos. Pats pasižymi 5-6 mažinamas skirtumas. Na, dera pasakyti tokį momentą, kad apskritai Europos rankinio tendencijos, galima sakyti, taip tampa apylygės. Antai nelabai daug kas tikėjosi, kad mūsiškiai rengėsi šioms varžyboms Kroatijoje nugalės 26-23 olimpinius čempionus kroatus, tačiau šiaip ar tai faktas. Na ir kiek teko girdėti, kiek teko kalbėti su kolega iš Prancūzijos, prancūzų komentatoriumi, vis dėlto šis įvykis prancūzus truputėlį gal kiek ir sutrikdė. Taip, kad ruošdamėsi su rungtynėms su mūsiškiais, jie ieškojo gana atidžiai Lietuvos Kroatijos dvikovos vaizdo įrašo. Nežinau, ar pavyko jiems gauti, atrodo, kad ne. Na, šiaip ar tai prancūzams taip pat nėra labai lengva rungtyniauti. Štai pažiūrėkite, kokia judri mūsų gynyba 3-3. Žiro. Štai tokių metimų reikia saugotis, bet Almantas Sabonis kelintą kartą atremia tolimą metimą ir vėl mūsiškiai turi galimybės išlyginti santykį. Gedvilas, Marcinkevičius. Taip, reikia pabūkėti dabar Gedimino Bučio, štai jis ramiai varinėja kamuolį. Marcinkevičius kairėje, dešinėje Giedrius Černiauskas, kairė rankinis numeris. Ir vėl Viloniškis, Klimčiauskas. Prancūzai visi besigina sistema 1-5 ir vėl perdavimas prie linijos Bučiui ir vėl varžovai neleistinai stabdo mūsų komandos kapitoną ir geltona kortelė. Taip, teisėjai labai kruopščiai fiksuoja bent kokį šiurkštesnį prisilietimą, šiurkštesnį veiksmą. Apskritai šiandien mūsų federacijos atstovas, federacijos prezidentas Vilimas Šiurinskas, atsakingas sekretorius Valentinas Paketūras. Įvartis! Apmaudus prancūzams, o mūsiškiai santykį išlygina 6-6 ir vėl Gintautas Viloniškis. Gintautas, o ne Gintaras, kaip buvo parašyta titruose. Gintautas Viloniškis išlygina santykį. Ketvirtasis Gintauto įvartis 6-6. Taigi šiandien mūsų federacijos vadovai buvo tam tikrame pasitarime ir buvo priimta viena įdomi rezoliucija, o būtent su trenerių reakcija į jų nuomonę labai galbūt teisybė. Treneriam bent jau antrajam griežtai kategoriškai uždrausta išraiškingai gestikuliuoti. Na, čia aišku galima įvairiai interpretuoti tokią instrukciją, tačiau šiaip ar taip, treneriai taip pat turi valdyti. Štai kaip tik buvo vienas momentas, kai štai jūsų treneris Valdemaras Novickis šiek tiek bandė ginčytis su ispanų arbitru ir buvo paprašytas atsisėsti ant kėdės. Prancūzų pozicinė ataka, perimtas kamuolys Marcinkevičius ir čia pat Giedrius Černiauskas neišnaudota proga greitai kontratakai. Prancūzai greit atkurnėjo atgal į savo įprastinės gynybos pozicijas ir reikia pradėti pozicinę ataką. Vėl keičiamas Gintautas Galkauskas, pasirodo aikštėje Vaidas Klimčiauskas. Na tai įprastinis tokio pobūdžio keitimas. Apskritai, jeigu pastebėjote, mūsiškiams ypač praradus kamuolį iš karto skubama atgal, keičiami vienu metu net 3 žaidėjai.
Taip, kol kas daroma duodame mūšį prancūzams, o prancūzai pakankamai tituluota komanda, kaip jau minėjau, viena iš pajėgiausių pasaulyje. 1993 metų pasaulio čempionate prancūzai buvo antrai, 94 Europos čempionate prancūzai užėmė 6 vietą, 95 metų pasaulio čempionai, 96 metais Europos čempionate prancūzai smuktelėjo, nusileidę buvo į 7 vietą ir 97 metų pasaulio čempionate prancūzai užėmė 3 vietą. Na, o tokio rango mūsiškių pasiekimai yra kol kas kuklesni. Pernai pasaulio čempionate Japonijoje Lietuvos rinktinė užėmė 10 vietą. Štai truputėlį neklauso kamuolys mūsų žaidėjai ir štai kaip šokinėja. Matote, Jacksonas Richardsonas, Marcinkevičius. Tai kiek Patrikas dabar savo truputėlį žaidimas įsivelta į prancūzų primestą stilių, vos ne taip. Na, gana apmaužęs klaidos, jaudulys, ar koks galas, ar kiek pasikeitusi prancūzų kietesnė gynybos sistema šiek tiek vis dėlto išmušė mūsiškius iš vėžių. Reikia saugoti štai tokių metimų. Šaunuolis Almantas Savonis. Taip, Almantas Savonis, na, jis laikomas antruoju komandos vartininku, rungtyniauja Kroatijoje. Tačiau vis dėlto atsižvelgiant į prancūzų puolimo specifiką, treneriai nusprendė patikėti saugoti vartus būtent Jan ir atrodo kol kas neapsirinka. Almantas Savonis gina savo tvirtovę pakankamai patikimai. Dar ir dar kartą prancūzų, atsiprašau, italų režisieriai rodo šį momentą. 16 minučių ir 17 sekundžių žaidė abi komandos per pirmąjį kėlinį. Lygių varžovų dvikova 6-6. Klimčiauskas Bučiui. Puikus manevras ir baudinys nuo 7 metrų žymos. Štai taip. Viską spaudė Klimčiauskas ir Bučys iš šios situacijos ir prancūzai, kaip matote, truputėlį sutrikę ir dar 2 minutėms. 2 minutėms iš aikštės šalinamas trečiasis numeris Dinaras. Montpellier klubo žaidėjas, 29 metų rankininkas ir įdomi to detalė, kad šis galiūnas sveria net 102 kg. Taigi jūs įsivaizduojate, kaip sunku yra Gediminui Bučiui grumtis dėl kiekvieno metro dėmesio. Vilaniškis. Virpstas ir... Na kągi. Apmaudu, tačiau Gintatui Vilaniškiui nepavyko persiųsti rezultato, pakeisti savo asmeninės sąskaitos. Rezultatas lieka tas pats. 6-6. Širo. Na, kol kas nematome, kurį laiką atskirstas yra Stoklinas. Matyt, kad mūsiškiai pasidarė tam tikras išvadas. Ir gana kibiai gindamis vis dėlto priverčia prancūzus taip pat klysti. Na, klysti žinoma iš dalies, kadangi štai šiuo atveju baudinys nuo 9 metrų linijos ir vėl aikštėje matome komandos gretose 9 numerį, gana pavojinga Paskalį Leandri. Na, Širo 11 numeris zuja iš kampo į kampą, bando sudaryti savo komandos draugams erdvę manevrams. Štai tolimas metimas ir neišdegė šį kartą Stoklinui. Gedvilas. Štai prancūzai taip pat pradėjo keisti gynybos sistemą. Na, savotiška taip pat, savotiškas analogas mūsiškiams 3-3. Vilaniškis. Na, primenu, mūsiškių daugiau dabar vienu žaidėjų aikštėje. Stabdomas Julius Marcinkevičius. Vilaniškis. Mūsiškiai turi vieną žaidėjo persvarą, kol kas negali jie pasinaudoti. Savokinas pasirodė aikštėje. Truputėlį statiškai mūsiškiai įsidėsta, pagaliau Vilaniškiui sudaryta erdvė ir penktasis Gintauto Vilaniškio įvartis. Lietuvos rinktinė pirmauja, sužaidus 18 minučių ir 10 sekundžių prieš prancūzus. 7-6, kol kas dar ne vienos komandos treneris nepaprašė minutės pertraukėlės, o jų galima per kėlinį prašyti po vieną sykį. Prancūzai vis dar rungtyniauja 5. Ir štai pasirodė šeštasis žaidėjas. Taip, kuriam laikui atskirtas Jacksonas Richardsonas. Nematau aikštėje labai jau tokių aktyvių Kervadeso veiksmų. Labai įstropiai sergsi Algis Gedvilas. Štai žiūrėkite dešiniajame ekrano kampe. Štai dabar kaip tik pro jį ir vėl Savonis. Ir vėl baudinys nuo 9 metrų linijos.
Danielis Konstantinis, prancūzų rinktinės treneris, labai ir kol kas nepatenkintas, na, kol kas gestikuliuoja tik tai saviesiams žaidėjams, į teisėjus neapeliuoja. Richardsonui renčiamos užtvaros ir pavojingai buvo prasprūdęs Stoklinas ir taip kelia viršų ranką Gintautas Galkauskas, vis dėlto laikė varžovą. Taip, nelabai patinka prancūzams tokia kieta mūsiškių gynyba. Richardsonas. Ir dar vienas tolimas metimas ir šį kartą pasižymi Žilė. Giljomas Žilė, Kamberį klubo. Pirmas šio rankininko įvartis. Ir truputėlį vis dėlto mūsiškis. Arsinkevičius Dalius šiek tiek gal ir pavėlavo pasikeisti dengiamaisiais, lygus 7-7. Taip, lygių varžovų kol kas dvikova. Aš jau minėjau, kad turnyre apie mūsiškiai Kroatus, po to 29-24 nugalėjo Rumunijos rinktinę, na, tiesa, po to pralaimėjo 23-26 Norvegams, 24-25 Slovėnams. Ir apskritai, kaip pasakė treneris Valdemaras Novickis, vis dėlto stigo mūsiškiams dvikovų su geresnio lygio komandomis. Iš viso sužaista tik tai buvo 5 ir dar viena apmaudi klaida perdodant kamuolį. Štai kaip į priekį buvo nuskubėjęs Žiro. Ir vėl kamuolys ateka prancūzams, matėte, 4 iškart mūsiškių žaidėjai žaibu. Pasikeitė Galkauskas, pasirodė štai Marcinkevičius, Gedvilas, taip. Ir vėl prancūzams reikia derintis prie naujų veidų, taigi mūsiškės turėjo iš viso 5 tik tai aukštesnio lygio rungtynes, o tarpu prancūzai net 8. Ir pakalbės, kad ruošiant tokio lygio varžybų, suprantama, prancūzai šiuo požiūrį sudarė kiek dėkingesnė situacijoje. Richardsonas praranda kamuolį, Sabonis ir galima surengti greitą kontrataką. Černiauskas suskuba į priekį. Richardsonas pasirodė esąs šokslus vyras ir aidi plojimai tribūnose. Na, šios tribūnos talpina 7,5 žiūrovų ir apskritai arena oficialiai buvo atidaryta. Sporto arena atidaryta 1994 metais, kaip tik tuomet Italijoje vyko pasaulio ledo ritulio čempionatas. Richardsonas štai kaip prie prilipęs Julius Marcinkevičius. Viskas kol kas pagal taisyklės, geltonos kortelės ištraukti nebus. Nemėgsta pastebėjau prancūzai tokios kietesnės gynybos. Toliai pasitinka Marcinkevičius Richardsoną. Dar kartą buvo nuo 9 metrų žymės. Giedrius Černiauskas buvo įsakoje. Štai Richardsonas ir Marcinkevičius. Reikia pavalyti rungtynių arenos grindis. Na, šiek tiek nelabai yra patenkinti, kiek žinau, net kelių komandų treneriai šią dangą truputėlį slidinėja šios lentelės. Ilgainių rankininkams gali įskausti kojas, tačiau suprantama, dar rungtynių įkarštis to nelabai jaučiasi. Ir dar kartą prabyla Stoklinas. Labai staigiai švysteli šis rankininkas kamuolį į vartus, labai staigus judesys. Nėra lengva sureaguoti tiek žaidėjai, tiek, kaip matėte, vartininkai Almantui Saboniui vėl prancūzai nutolsta. 8-7-22 minutės ir 15 sekundžių sužaidė abi komandos per pirmąjį kėlį, 7 minutės, vėliau 40 iki jo pabaigos. 7-8 pralaimėjo prancūzams. Černiauskas, Čiauskas, Vilaniškis. Pavlovas dabar nubėgo į kairį kraštą ir gauna kamuolį beveik suvokavęs kamuolį Sabukinas. Pavlovas. Vėl Vilaniškiui renčiama užtvara. Klimčiausko metimas. Puikus įvartis. Na štai. Klimčiausko privalumas labai geras šuolis. Na ir dar galbūt ir dar tas faktas yra kairiarankis. Štai matėte užtvarėlę. Turinti komandos draugas Vaidui Klimčiauskui. Lygų 8-8. Tikrai negalės. Nelyg priekaištauti, vos neperimtas kamuolys, pakaliau ir prancūzai sutrikę, šiuo atveju pasirodė ir kągi. Yra proga vėl persvarti rezultatą savo naudai, vėl keičiami žaidėjai. O Bučys vis dažniau ateina štai šią poziciją pasitikti kamuolio. Laurimas Pavlovas išsuba į kairį kraštą. Gintaras Savukynas labai sėkmingai įsitraukė Gintaras Savukynas į žaidimą.
kampą, randa savo vietą, sukuria prancūzams nemažą mįslių, štai taip verstamasis prie 7 metrų žymos, gana dažnokai išblaško varžovus. Ir prisimename, uždirbęs yra jau ir baudinį nuo 7 metrų žymės. Milaniškių reikia užtvarų. Rimčiauskas perkastas. Krolovas. Ir vėl kamuolys atitenka Lietuvos rinktiniai. Minutės pertraukėlės prašo prancūzai. Na čia pasiek rungtynių komisaras Aleksandras Kožukovas iš Rusijos. Ne, vis dėlto prancūzai atsisako šios teisės. Lietuvių ataka tęsiama. Savo gynę Milaniškis, Klimčiauskas. Ir vėl. Prancūzai vėl gynasi sistema 5-1, vėl prieki šiek tiek 17 Richardsonas. Klimčiauskas, Bučys. Aš tai reikia veržtis, taip ir yra. Viską teisingai padarė mūsiškiams ir 2 minutėms. Iš aikštės šalinamas impozantiškasis 11-asis numeris Žiro. Na kągi, kaip pamename, Anakų varžovui praktikai turėjome kiekybinę persvarą, jos rungtynė nepavyko. Manau, kad šį kartą turėtume pasidaryti atitinkamas išvadas. 4, 5, 16. Rodo treneris mūsų Valdemaras Novickis ir praranda mūsiškiai kamuolį. Na, teisėjai fiksuoja, kaip supratau, pernelyg pasyvų žaidimą. Na, kažkoks nesusipratimas kyla prie teisėjų salelę. Vis dėlto tenka pripažinti tą faktą, kad kamuolys atitenka prancūzams. Lygo 8-8 ir nepilnos 5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Prancūzų vienu žaidėjų mažiau aikštėje. Pabandė laimę iš toli atakuoti prancūzai ir vėl mūsiškiams atitenka kamuolys. Vis dėlto kol kas nepavyksta išnaudoti kiekybinės persvaros. Rasikevičius vienas įvartis, taip. Na kągi, avantiūra, tačiau nugalėtojai neteisami ir Dalis Rasikevičius matyt pyktelės, kad taip ilgai negali vis dėlto Lietuvos rinktinė išnaudoti kiekybinės persvaros. Švystelė iš toli, persvertas rezultatas mūsų naudai 9-8 ir minutės pertraukėlės prašo prancūzų komandos treneris Danielis Konstantinis. Štai jūsų ekrane Lietuvos rinktinės žaidėjai, čia pats kamera nusisuka į prancūzus. Na ir prancūzai iš viso metė į mūsų vartus 16 kartų, pataikė 8, 50%. Na, mūsiškiai kol kas pirmauja vienu įvarčiu, matote, tariantis su vartininkas 16 numeris Almantas Savonis, pirmasis Arūnas Vaškevičius. Ir kairėje ekrano pusėje sužaistas pirmojo kėlinio laikas 4 minutės ir 25 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Taip, atrodo, kad pavyksta daugiau ar mažiau neutralizuoti prancūzų lyderius, ypač Horvatės 7 numerį rungtyniaujantį prie linijos, kol kas nesugebėjo itin pasireikšti. Šiek tiek apramdytas yra ir Jacksonas Richardsonas, dar vienintelis Toplinas 18 numeris vis dėlto mūsiškiams yra užkūręs šiokią tokią pirtį, yra įmetęs į mūsiškių vartus 4 įvarčius, tačiau šiaip jau prancūzų komandinius ryšius pavyko šiek tiek aptramdyti ir prancūzų kol kas vis dar rungtyniauja 5-ese. Laikas suseina, laikas sustabdomas. Lygiai 4 minutės siekia iki pirmojo kėlinio pabaigos. Toplino metimas ir pakankamai klastingas, tačiau Savonis buvo pasiruošęs. Na, nenori vis dėlto Almantas Savonis, prisidės 28 metų vartininkas rungtyniaujantis Kroatijoje. Jau matyt šiek tiek apsiprato su Toplino žaidimo manierą, su jo tikrai tokiais
staigiais metimais ir kaip matėme jau antrąjį sykį sugebėjo kamuolį atremti. Laniškis vėl klaida perdodant kamuolį, reikia vytis Bučiui. Stoklina taip, štai tik tai tokiu būdu reikia stabdyti šį pavojingą žaidėją. Vėl visiškai spėjus į gynybos poziciją. Limčiausias. Šalelį bėga aikštė Julius Marcinkevičius. Abiejų komandų lyderiai yra neabejotini du, tai ypač atakuojantis turiumenį Stefanas Stoklina ir mūsiškį Gintautą Vilaniškį. Komandos draugai vadina jį Vilu, 26 metų, 2 metrų ūgio rankininkas, Vokietijoje Rostoko klube. O štai kaip braunasi prancūzai. Penktasis numeris čia buvo Žilė. Į gynybos sistemos nekeičia 3-3. Apeit nelabai moka 1-1 aukštaūgiai prancūzų antrosios linijos žaidėjai. Varžovų. Renčia užtvaras vieni kitiems prancūzai, o čia mūsiškiai vienas kitą labai vykusiai kol kas pakeičia, ypač pasižymi 8 numeris. Prašau, šiuo atveju 6 numeris tai buvo Gintautas Vilaniškis. Čia reikia saugoti to manevro ir dar kartą atremta prancūzų ataka ir rungtynių arbitrai stabdo laiką. Taip. Geltona kortelė parodoma Valdemarui Novickiui, Lietuvos rinktinės vyriausiam treneriui. Taip, aš jau minėjau, kad vis dėlto su emocijomis dera būti šiek tiek atsargesniam. Buvo atitinkamas instruktažas, nieko nepadarysiu, Valdemaras Novickius išvyko prisirašyti labai malonų geltoną keturkampį. Taip, teisėjai atrodo iš pat pirmųjų rungtynių duoda suprasti, jog jie bus nusiteikę labai ir labai griežtai, bet kokiam pažeidimui ir dar kartą Savonis atrėmė metimą ir dar kartą Bunys 9 metrų žymės. Dažnokai vartus meta prancūzai, štai jau 17 ilgųjų metimas. Ir atimamas kamuolys iš prancūzų. Ne, nepavyko dabar surengti greitas atakos. Mėlynieji šiuo atveju skubėjo žaibų į savo gynybos pozicijas ir juos netyčiomis buvo labai ir labai nelengva. Gintaras Sabukynas, Vilaniškis. Dabar mūsiškiai neskubėdami. Kamuolį bandys sukurti situaciją nuo įkitimo įvarčio, tuo labiau artėja pirmojo kėlinio pabaiga. Sabukynas žaibų neria į baudos į prieš 6 metrų linijos ir kai girdite turbūt nueiti audringos ovacijos tribūnose, daugiausia čia gerbėjų iš Vokietijos, puikus derinėlis ir labai svarbus mūsiškių įvartis 10-8. Artėjant pirmojo kėlinio pabaigai. Po 2 sekundžių prasidės paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Mūsiškiai pirmauja 2 įvarčiais prieš tituluotusius prancūzus. Ir dar laimę bando iš toli prancūzų šį kartą. Bordo 4 numeris. Taip, atrodo gynybos sistema 3-3 vis dėlto ilgainiui, bent jau įpusėjus pirmam kėliniui išmušė prancūzus iš vėžių. Niekaip jie negali suresti vienas kitam užtvaros ir štai po ilgos pertraukos vis dėlto pavyko. Pavyko tolimas metimas Fernandesui, Jeromui Fernandesui, 25 metų rankininkui. 90 priartėja prancūzai ir lieka dar 25 sekundės paskutiniai atakai. Kaip reikėtų įvarčio, stambus būtų pirmojo kėlinio akordas. Na, sakyčiau, nebloga nuotaika išeinant pailsėti. 12 sekundžių lieka, reikia skubėti, reikia bandyti ręsti užtvarą Vilaniškiui matyti, arba Klimčiauskui. Vilaniškis į kraštą, na ką, Rasikevičiaus metimas yra atremia vartininkas, nespės prancūzai laikas. Taigi, pirmąjį kėlinį tarp Prancūzijos ir Lietuvos rinktinių minimalia persvara 10-9 laimi lietuviai pertrauką.
Mano pilve Paulius buvo apgautas švelnumo. Kai jis gimė, aš sukūriau jam tokį patį švelnumo pasaulį. Ir sauskelnės Pampers Premiums yra jo dalis. Pampers Premiums turi puikią soft sistemą, kuri apgaubia jį švelnumu ir iš vidaus, ir iš išorės. Jų išorinis paviršius yra iš švelnios kaip medvilnė medžiagos, o jos mens juosta iš vidaus yra minkšta kaip aksomas. Dabar sauskelnių Pampers Premium sluoksnių Baby Dry paviršiuje yra papildomas apsauginis sluoksnis, kuris neleidžia drėgmei prasisunkti atgal, o posluoksnis jos sugeria dar daugiau. Taip kūdikio odelė išlieka sveika ir dar sausesnė nei anksčiau. Sauskelnės Pampers Premiums suteikia jam viską, ko reikia, kaip ir aš. Naujieji Pampers Premiums, kai užpakaliuko sausesnis, mažylis yra sveikas ir laimingesnis. Nuolat valausi dantis, tačiau vis tiek gali atsirasti ėduonis. Ar yra kokia nors išeitis? Blendamet su Floristatu gali jums padėti. Pirmą kartą Lietuvoje Blendamet siūlo unikalią 6 mėnesių garantijos programą. Valykite dantis su bet kuria Blendamet dantų pasta 6 mėnesius. Jei per tą laiką atsiras naujų ėduonies židinių, gražinsime pinigus už gydymą. Jei norite dalyvauti, atsiųskite laišką su savo vardu, pavarde, adresu ir gausite dalyvavimo programoje taisyklės. Mūsų adresas Blendamet garantija, Sanitex, pašto dėžutė 705, Kaunas 3035. Blendamet garantija - tai kovos su ėduonimi programa suteikianti puikią galimybę išvengti naujų dantų pažeidimų. Kas čia? Kad planai? Taip, planai. Taip, planai. Tai planai? Taip, tai planai. Ir jų turas Lietuvoje nuo Vilniaus penktadienį, gegužės 29, 9 valandą Angare. Tai neišvengiama. Remia TV3 ir Radio centras. Zuko pristato naująjį mandarinų skonį. Jį to ragaus. Jei patiks. Tai bent, paragavo ir išėjo. Ar tu tikras, kad tai naujasis Zuko? Žinoma. Ar pastebėjai, kokia jį simpatiška? Aišku. Žiūrėk, jį grįžo. Net pilas į butelį. O kaip, juk tai mandarinų skonio Zuko. Parodė man liežuvį. Zuko 15 vaisių skonių. Šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, TV3 kviečia į šventę Laisvės alėją 98 skirtą vaikų gynimo dienai. Jos metu daugiau nei 50 meno kolektyvų pasirodymai, žaidimai, atrakcionai, koncertai vaikams ir suaugusiems, mugės, vaišės, linksmybės iki pirmų gaidžių. Ir visų tai pačioje Kauno širdyje Laisvės alėjoje. Šventės pradžia 12 valandą. Šventės mecenatas Bankas Noras, generaliniai rėmėjai Kelionių agentūra Delta, Radio centras. Išskirtiniai rėmėjai Coca-Cola, Traškučiai Oho, Filipopolis, Katra, Vest. Mes norime jums priminti, kad yra vaikų, kuriuos kažkas paliko ir pamiršo. Pepsi pristato labdaros koncertą Parama, kuris įvyks gegužės 30 dieną 20 valandą Vilniaus Vingio parke. Gros Andrius Mamontovas su Lemon Joy, Naktinės personos, Sel, Junior, Žas, Dinamika ir L+. Generalinis koncerto rėmėjas Pepsi, rėmėjai Radio centras, Lietuvos rytas, TV3, Garsų pasaulis, organizatoriai Tigris padedant tango ir bombai. Koncerto metu gautas pelnas bus skirtas vaikų namams. Informacija telefonu 22 51 98. Būkim draugais. Spiritas tai iš vis, jis šiltesnis už vasarą. O šiaip rokas, tai man atrodo, jis yra visų sezonų muzika. Vasara, man gyventi taip paprasta. O kaina jau prasidėjo? Palauk. Tiksliai. Vėlyvą šeštadienio vakarą arba sekmadienį ryte muzikinėje laidoje Viskas. Visa šūsnis Smint prizų bei muzikinės laidos Viskas vasaros sezono atidarymo šventę Klaipėdoje. Viskas. Vasara, vasara, jūra atnešė man. O kartu ir 3 karštas naujienas. Nuo birželio 1 dienos gelbėtojai skelbia vasarą. Net 4 kartus per savaitę 19:45 jūs užplūs Los Andželo karščiai, saulė, jūra, nuotykiai, šaunieji gelbėtojai ir aišku žavioji Pamela Anderson. Nuo birželio 2 dienos kiekvieną antradienį 20:30 naujas žaidimas Eridanas. Tai puikios emocijos, azartas ir linksma smegenų mankštelė. O kad neprailgtų vasaros naktys, mes siūlome geriausius visų laikų filmus kiekvieną vėlų vakarą per TV3. Vasaros televizija – tai TV3.
Taigi dar kartą sveiki gyvi gerbėmieji televizijos žiūrovai. TV3 kompanija tęsia savo transliaciją, pirmąją transliaciją iš 3 Europos vyrų rankinio čempionato iš Bolzano miesto. Sužaista per antrąjį kėlinį viso labo tik 39 sekundės ir prancūzams pavyko rezultatą išlyginti ir ne kas kitas kaip daugiausiai mūsų nemalonumų pridaręs 18 numeris Stoklinas, Stefanas Stoklinas tolimų metimų išlygino rezultatą. Rasikevičius krašte ir vartininkas atremia šį Daliaus Rasikevičius metimą, bet rungtynių arbitras iš Ispanijos Galiegas rodo, kad kamuolys turi atitekti mūsiškiams Galiegui, talkina jo tautietis Lamasas. Dalius Rasikevičius jūsų ekrane, štai 15 numeris, 21 metų rankininkas Gintautas Vilaniškis, 6 numeris, pagrindinis mūsų atakų lyderis per pirmąjį kėlinį. Daugiausiai nemalonumų pridaręs prancūzams. Bučiai su kamuoliu ir štai kaip žaibiškai išnaudoja susidariusią erdvę mūsiškiai. Puikus Vilaniškio perdavimas Bučiui. 11-10 pirmauja mūsiškiai. Aš jau minėjau per pirmąjį kėlinį, kad pagrindinis mūsiškių yra savotiškas toks trikampis Bučys, Rasikevičius, Vilaniškis. Jeigu komandos draugai atakuodami šiam trikampį sudaro puikias galimybės keistis vietomis, užsiimti geras pozicijas, tuomet bet kuriam varžovui gali būti riesta vėl gynyba. 3-3, Galkauskas, Rasikevičius ir Julius Martikevičius pasitinka prancūzus, atremia kamuolį Almantas Savonis, bet gynyba vartininko aikštelėje ir štai Jacksonas Richardsonas privertė prasižengti Gintautą Galkauskas, iššalinamas iš aikštės 2 minutės ir dar baudinys nuo 7 metrų žymės, ne kas kitas, kaip žinoma, Stefanas Stoklinas, kairiarankis, 29 metų žaidėjas iš Mindeno klubo, Vokietijos klubo. Stoja dvikovos Almantų Savonių dėmesio. 11-10 pirmaujam lygų. 11-11. Na kągi, prancūzai per minutę 50 sekundžių 2 kartus sugebėjo nuginkluoti mūsiškių vartininką Almantą Savonį. Mes pasakėme į tai vienu įvarčiu. Lygų 11-11 ir tikrai lygių varžovų dvikova. Per pertrauką teko šnekėti su kai kuriais kolegomis komentatoriais iš kitų šalių, kurie, kaip sakoma, yra jau neblogi, ilgamečiai, galima sakyti, rankinio specialistai. Šie buvo tikrai maloniai nustebinti tokių pakankamai solidžių Lietuvos rinktinės žaidimų. Na ir kai sužinojo, kad Lietuvos rinktinė daugiausia atrankos varžybų buvo į daugelį atrankos varžybų buvo priversta važiuoti autobusu per visą Europą, tikrai stebėjosi, kaipgi galima po tokių varginančių kelionių vis dėlto išsaugoti ir šviežią formą ir vis dėlto krumtis kaip lygų sulygiai tikrai tokia tituluota komanda kaip Prancūzija, kuri suprantama tokių problemų, kaip kad kuo keliauti į varžybas autobusu ar lėktuvu, žinoma, neturi. Reikia gintis. Primena, mūsiškių dabar aikštelė yra vienu žaidėjų mažiau. Pašalintas Gintautas Galkauskas. Lygų 11-11. Tai pirmasis kėlinys vyko apylygė, mes laimėjome 10-9. Beje, pasibaigė pirmasis kėlinys ir kitame mieste Merane. Ten pirmąją dvikovą žaidžia Vengrijos ir Makedonijos komandos, kol kas 14-7 pirmauja vengrai. Na, aš jau minėjau truputėlį apie nelabai kokią turi šnekant varžybų organizaciją. Na, štai vengrai turbūt yra bene labiausiai nuskreista komanda. Vengrijos rinktinė gyvena viename viešbutyje kartu su Lietuva ir su Jugoslavija. Na, štai įdomi detalė, kad vengrai gyvendami Bolzane priversti į kiekvieneras varžybas važiuoti autobusu į Meraną, o turint omeny gerokus kamščius, štai šiuose gana siaurose Italijos kampuose. Vis dėlto vengrams nepavydi ne viena komanda. Vėl atremė mūsiškiai prancūzų ataką ir, suprantama, dabar neskubėdami rezga pozicinį puolimą. Štai Rasikevičius pamatė skylę varžovų gynybos gretose. Štai Tetėlis Konstantinis, prancūzų treneris, kumščiais grubuodamas pakilo nuo sarginių suolelio, priekaištauja žaidėjams. Na, mūsiškiai, suprantama, dabar yra suinteresuoti šiek tiek atakuoti lėčiau, tačiau dera būti labai atsargiems, kadangi pernelyg lėti veiksmai teisėjų gali būti traktuoti kaip pasyvus žaidimas ir kamuolys gali būti atimtas ir atiduotas varžovams. Vėl valoma rungtynių aikštė. Na ir progai pasitaikius šiek tiek apie mūsų Lietuvos rinktinės žaidėjus. Penketas vyrų atstovauja Kauno Granito klubui, tai vartininkas Vaškevičius, Dalius Rasikevičius, Vaidas Klimčiauskas, Andrius Telmokas, Aurimas Frolovas, na ir septynetas vienas žaidėjas Giedrius Černiauskas iš Šiaulių klubo, na ir septynetas žaidėjų rungtyniauja užsienio klubuose Vokietijoje, Šveicarijoje, Izraelyje, Slovakijoje, Kroatijoje, Norvegijoje, Islandijoje. Štai vos neprarado kamuolį ir kas kitas jei ne Jacksonas Richardsonas, pagrindinis, na, gerąją prasme, kamuolių
nugvelbėjęs, taip galima apibūdinti šį rankininką. Reikia labai ir labai atsargiai perdavi kamuolis vienas kitam ir puikus Gintauto Vilaniškio metimas. Taip, Gintautas Vilaniškis, jei neklystu, 6 kartą skraidina kamuolį į varžovų vartus, 12-11 vėl mūsiškiai pirmauja, sužaidus 4 minutės ir 20 sekundžių per antrąjį kėlinį. Gintautas Vilaniškis, pagrindinis mūsų komandos lyderis, puolimo lyderis Richardsonas. Štai prancūzai stengiasi rungtyniauti plačiau ir pavyksta įsiveržti į nepridengtą erdvę 5 numeriui Žilė ir čia jau vartininko Almantui Saboniui buvo be abejo sunku atremti prancūzo metimą. Vėl lygų 12-12 ir jau mūsiškiai rungtyniauja 6, taigi 2 minučių bausmė pasibaigė. Giedrius Černiauskas atgal Klimčiausiai, Savukynas, Vilaniškis, Rasikevičius ir prie linijos Gediminas Bučys. Prancūzai ima šiek tiek aktyviau spausti mūsų atsitraukusių žaidėjų. Savukynas. Ir, na, įdomus Gedimino Bučio metimas. Na, labai išradingai metė Gediminas Bučys. Atrodo, kad vienu metu prancūzai buvo patikėję, kad teisėjai sustabdys rungtynės, skirs baudinį 9 metrų žymės, tačiau šie šaltakraujiškai stebėjo įvykių tėklį. Ir dar kartą matėte, kaip Gediminas Bučys pagavo prancūzų vartininką Godiną. 13-12 vėl pirmauja mūsiškiai. Tai prancūzai aiškiai pradėjo skubiau rekti atakas ir vėl nesulaikome. Negalim sulaikyti Stokino, priekaištauja Valdemaras Novickis mūsų žaidėjams. Taip, nespėja labai žaibiškai ir labai racionaliai, sakyčiau, išnaudoja Stoklinas bet kurį plyšį mūsų gynyboje. Svaido tarsi katapulta kamuolius, tai vieną, tai kitą kampą. Vienu metu lygtai pirmojo kėlinio pabaigoje atrodė, kad prisitaikė mūsiškių vartininkas Almantas Sabonis prie šio žaidėjo manieros, tačiau vėl po pertraukos prabilo. Savukynas, kaip jūrka zuja, po visą aikštį ir atvirai kalbant prancūzams pridaro nemažą rūpesčių Almantas Sabonio poza. Taip, Savukynas moka gerai sužaisti 1-1, apeiti žaidėją. Ojojoj, kokia klaida. Štai, gali skaudžiai atsiliepti, ypač turint omeny įtemptą šių rungtynių siužetą. Kiekvienas perdavimas gali būti aukšto vertės. Lygų 13-13 šviesantėjo 2 velnio tuzinai, 6 minutės ir 30 sekundžių sužaidė abi komandos per antrąjį kėlinį. Greitai skrieja rungtynių laikas. Ne, štai matėte, kaip toli pasitinka Aurimas Frolovas Jacksoną Richardsoną. Asmeniškai jis ergsi kol kas. Oi, koks galingas, na ir atvarai šnekant, gražus Žilė. Įvartis ir vėl prancūzai po ilgesnės pertraukos persveria rezultatą savo naudą. Taip, prabilo prancūzų tolimoji artilerija. Taip, ir jų atakos, atvirai šnekant, jau trunka kur kas trumpiau negu kad per pirmojo kėlinio pabaigą. Maždaug po 15-20 sekundžių jau lauk prancūzų metimo. Vėl Richardsonas toli į priekį pasitinka mūsiškius. Savukynas, Klimčiauskas. Bučys vienas veržiasi. Ne, baudinimo 9 metrų žymės spėjo prancūzų dvejetas žaidėjų užstoti kelią Gediminui Bučiui. Komandos kapitoną 39 metrų rankininkui žaidžiančiam Vokietijoje antrosios lygos klube. Ne, Gediminui Bučiui išpuolė labai sunkus sezonas Vokietijoje. Netgi gydytojai jam rekomendavo mažinti šiek tiek žaidimo krūvius. Na, Vokietijoje, kaip jau minėjau, rungtyniauja dar ir pagrindinis šių rungtynių atakų lyderis. Gintautas Vilaniškis žaidžia Rostoke. Šveicarijoje rungtyniauja Rasikevičius, Norvegijoje Gintaras Savukynas, Islandijoje